Sveiki, paskutiniu metu susidomėjau tokiu dalyku kaip geocachingas, apie kurį galite rasti daug informacijos internete. Tai yra tarsi realus gyvenimo žaidimas, kuomet vienas žmogus pasaulyje paslėpia kažkur lobį, kurį pagal GPS koordinates gali atrasti. Aš dabar negaliu daug apie tai pasakoti, nes pats eisiu ir tuo užsiimsiu. Man atrodo, aš šiandien paslėpsiu kešą. Metas slėpti lobį. Pirmiausia, man reikia susirasti indą. Tiks puikiai. Ką čia dabar įdėjus? Viskas, ką dedu, turėtų būti ne itin vertinga. Kamštelis, saga, 5 centai ir trintukas. Man atrodo, užteks. Einu dar ką paieškosiu, gal ką rasiu brolio kambaryje. Ruošęs, einu slėpti. Kur man jį čia paslėpus? Atrodo, matau, kur galėčiau paslėpti. Dabar belieka pranešti koordinates. Naujas geocache'as utenoje. Man reikia jį surasti. Hei, sveiki visi! Darau vėl savo videoblogą. Kaip žinojote, ankstesniuose susidomėjau labai geocachingu. Ir šiandien sužinojau, kad atsirado naujas spotas Utenoje, tai nusprendžiau nueiti ir jo paieškoti. Turėtų būti kažkur tais čia. Man atrodo, aš radau. Mano. Reikia eit, kur žmonės nematytų. What the fuck is this shit? Žiūrim, ką turim. Smulkmenas. Kamštukas su 2 litais. 5 centai. Saga. Trintukas. Lemputė. Aha, logas kur pasirašyti. Tušinukas yra. Kas čia dabar? Kas čia per egzekucijos nuotrauką? Sumuštinis. Kaip ir geras. Kas per fūdas? Kas ten per vyrai stovi, padais drabužiais. Aš nesuprantu, kodėl mes sekam tuos asilus. Nes agentūra mumis sakė. Na ir? Tie geocachingo mastai darosi vis didesni. Tie šiukšlininkai pelnosi iš šito. Pažiūrėk. Mašinos dokumentai, gerai. Rakteliai? Geocachingas man jau patinka. Dingstam iš čia. Kas yra? Agentas Šudukas pavargo? Agentas Kokutis 007? Ką, bėgi namo Teretabio jau žiūrėt? Tai kad jau žinok, pusė praėjo. Man gana. Gerai, einam. Turiu palikti viską, kaip radau. Geocachingas jėga, prisijunk ir tu.